Tai va, sveiki žmonės, su jumis šiandien Ankeris ir grįžtame prie klasikos visiškos mūsų kanale, tai yra horror game šiandien. Vanish žaidimas vadinasi, lietuviškai išnykimas. Tai pradėkime, ką žinau, grįžtam prie klasikos, užsidedam ausines pagal reikalavimus visų siaubo žaidimų. Tai sėkmės man. Nelabai aš mėgėjęs esu tokių žaidimų. Ai, tai kaip ir visuose žaidimuose tokiuose horror atsikeli prieš metalinės duris. Ai, ir nėra vietos beveik, reikia čia ištrūkti, ne? Pala, ai, čia galima pralyst, reiškia, čia jau kažkas yra buvęs, ne? Control your body. Davai, į kurią pusę dabar einam? Gerai, į dešinę arba į kairę. Ne, pats su savim vaskint negaliu, tai eisiu tiesiog į kairę. Nes aš dešiniarankis. Gera logika. Shiftas yra bėgti, okei. Aš bijau, kad pas mane labai didelis garsas. O, vanduo. Atsigeriam. Bijau, kad labai didelis garsas ausinėse ir man kai šoks kas nors. O, čia šviesa. Dar elektra pajungta. Tai čia kažkas gyvena, reiškia. Smagu. Palauk. Blet, sakau, per didelis garsas yra pas mane nausinių. Per didelis garsas. Tiesiog einam ir viskas. Ir kaip lėtai tas juodas dingsta lapelis. Lapelis. Imam. R. Skaitam. Read. Damn it. At the ladder, but forgot the keys to the access gate. And I'm on my last glow stick. Man sunkiai raštas toks skaitas, žinot. There's no way I'll be able to find them without the extra light. Ai, Henkas parašė, kad jam reikia daugiau šviesos. Tai, su šitu lapeliu galiu užstot vaizdą, jeigu ką. Tipo, kažkas baisu ir žinai, mano papirėlis viską užstoja, aš tas nebijau. Nu, čia toks nelabai jokingas šitas. O, juoda dėmė. Cik! Koks jokingas garsas. Plekšt. Plekšt. Man ką tik neleido bėgti, kai shiftą laikiau. Į balutę įbridau. Gerai, dabar prieisiu ir vėl gali būti. Sakiau, blet, kurva. Koks garsas nemalonus. Gerai, einam, viskas. Čia trumpas žaidimas pagal viską turėtų būti. Aš tiesiog į Google parašiau short horror games kažką tokio ir šitą radau. Jis pavargsta, matot, jisai pavargsta. Ne, čia nėra šviesos. Įgavo oro, ką. Jopt vairas. Tiesiog lempas dušt. Kažkas gyvas, kažkas čia yra. Ok, čia gal reikia atsitūpus praeit. O Jėzau, kaip ką tik, palaukit, aš matau, kad pas mano veidas skanuoja kažkas. Karočią, truputį uždarysiu šitą skenerį. Jo, čistai mano veidas skanuoja. Pip, barkodas netinkamas. O dabar gal neskanuos. Uždariau užuolaidas ir neskanuoja mano barkodą. Ble, vis tiek skanuoja. Nu gerai, žaisim taip. Gerai, bėgam. Šokinėt negalima, kažkas kojas atėjo. Jo. 4 išėjimai, kurie eiti. Į kairį, visada į kairę sukam. Nes kairė yra sėkmės kairė. Yra tokia. Ai, nahui. Ne. Palabas. Nepyk, aš tik sveikinas taip rėkda. Šūdo gabalai! Atima vaizdas bėga nuo manęs. Vaizdas, tiesiai bėgam. Eina šikt viskas. Eik tu savo, kaip man šiurpas eina per kūną. Aš tikrai nesitikėjau tokio dalyko. Tikrai nesitikėjau. Ai, čia. Oh, shit. Čia ateina jisai. Nespėjau pažiūrėti žemėlapį.
Lipam. Jisai storas nepralys pro tą mažą skilutę. Oh, that's what she said. Kaip tas šešėlis šviečia į mano veidą, viskas negerai, realybė ir žaidime irgi negerai, abudu dalykai. Nepatinka man. Oh my god. Dabar, kad jo draugas svarbu nesutikti. Man atrodo, aš grįžau kažkur, ne? Fucking hell. No, tik neik čia. Čia mano siena užtverta kelio yra. Oh shit, ir tie garsai, kokia nemalonė aplinka. Prašau, neik, būk pasukęs į kairę, nes aš Oh shit, kodėl tos lemputės turi sprogt, negi aš užlipau ant kokios lemputės, eik tu. Aš bijau dabar, literally bijau. Gerai, kairė yra laimingas. Karočią, aš rimtai tą tuoj uždarysiu barkodą, nes labai skanuoja mano veidą. Gerai, pliusai minusuose uždariau barkodą, bet dabar tamsiau kambarį. Tai bėgam į kairę. What the fuck, ką čia per garsą aš padariau ką tik? Kas čia per garsas, kaip besiplakantis šuo koks nors? Nu, galėjau ir kitaip sakyti, bet nenorėjau keiktis. Kaip pašauta šuo, ką tik buvau čistai. Aš seniau, kai vaikas labiau buvau, filmuodavau šitus video, nedarydavau tokių durnų garsų, kai išsigasdavau kažko. Bet ką padarysi? Kaip sakant, grotos visur, išėjimo nėra. Reikia, galima, žinot kaip daryti mano taktiką. Reikia per šitus labirintus dabar tiek bėgiot, kad numešiau svorio, kad tilpčiau pro grotas tas. Ne? Nelogiška? Karočią. Oh shit, jis įlindo ten, įlindo. Bet visų horror game'ų logika yra maždaug tokia, kad aš dabar turiu paskui eiti. Jo, nes jis tai žino kelią, kur išeiti. Čia ilgoji žarna kažkokia. Karočiui, kuo mes trumpiau į šitą arteriją lysim, tuo bus maloniau ir man, ir dabar, kai aš čia lendu, ne, žiūriu, tai davai neikit į komentarus, jūs irgi žiūrėkit, aš žinau, kad yra to, oi, aš einu į komentarų paskaityti, man nebaisu, žinai, ne, einam kartu, žiūrim, va tai pasilenkiam prie ekrano, einam kartu, nu, tipo, kai šoks, kažkas buvo ten, kažką mačiau, ai, čia laidai, o nepakratys manęs? Nebus čia dabar to dundulė, aš ieškau šviesą, ble, aš iš čia atėjau, ir jisai čia laukia manis, net neišsigandau šį kartą, man lemputės baisiau negu tas lašara. Man kojas atima, kai jį pamatau. Kas blogiausia yra šiame žaidime, kojas atima. Ir garsai didėja, irgi nėra pats didžiausias pliusas, bet ką padarysi, tokie yra gyvenimo kampai. Oh shit, gyvenimas. Oh shit, jisai kažkaip ar čia jo brolis? Jo, čia jie ne vienas mane seka. Tuoj va kitas išlys turėtų, trečias, motina jo, dar kas nors. Šiaip kai kalbi, kai komentuoji, kažkaip netaip baisu. Aš įsivaizduočiau, jeigu aš čia vienas sėdėčiau, ta prasme, ir tipo, žaičiau visiškai savo, tai būtų netaip jauku. Nes kai komentuoji, tu kažkaip, gal tu labiau įsijauti, bet man jau netaip baisu, bet jeigu dabar išlys, tai bus tikrai negerai. Jeigu dabar išlys, bus blogai. Net taip negerai, bet net blogai. Gerai, sukam čia į dešinę, nes čia nebuvom, ne? Ne, kas čia? What the fuck, aš tiesiog nugriuvau. Tiesiog pamačiau, ilgas tunelis, davai, tipo, pasiduodu. What?
Kas čia? Lemputės. Glaustikai. Va, kaip žiūrėk, laikom kažką. Ir du išėjimai. Davai einam iš šito. Tiesiog kažko... Nu ir ką tu darysi, ką tu darysi? Eik tu na... Eik tu... Ką tik viską nuo stalo nuverčiau, bet... Viską nuo stalo nuverčiau. Blet, galvojau grotas, ta prasme. Kaip jau mano stalas. Žiūrėkit, podelis liko koks pusmilimetris, kad nukristų ir duštų. O čia viskas kitas, karočią. Normalu. Aš tiesiog su kojom taip į stalą dėjau ir buvo blogai. Ar jūs pagalvojat, kad jisai gali taip per grotas šokt? Aš ta prasme, aš durnas, kad iš vis horror game ir yra sukurti tokiom nesąmonėm, kad tipo, o žiūrėk, čia grotos, čia tikrai tavęs niekas nepalies, bet čia aš dabar kamerą. Kur mano pelytė? What the fuck, pelytė nuo stalo dingo. Rimtai aš šilpėjau. O, norit pamatyti, kur pelytė? Gerai, radau pelytę po stalu, va čia stalas, čia pelytė kabo. Ta prasme, okei, normaliai. Davai, ateik čia. Žvejyba eina. Gerai, žiūrovai, galim toliau žaisti šitą nelemtingą šūdo gabalą. Nenoriu daugiau žaisti. Podelį reikia padėti nuo stalo kur nors toliau. Ir galima žaisti toliau. Ha! Gerai, pamiršau, koks ant mygtukas šviesai. Čia nereikia mum eiti, nereikia taip daryti. Čia reikia eiti, va čia. Va, nureguliavau netyčia pelytę. Gerai, jeigu čia bus grotos, tai aš pro jas daugiau nežiūrėsiu, taip? O, bet čia vėl 4 išėjimai. Nu, davai tiesiai einam. Ta prasme, nu, blet, dabar viskas mane gazdina po to nelaimingo įvykio. Atrodo, viskas gali būti blogiau negu yra. Tikrai nelysiu ten. Fucking hell! Lysiu. Kaip? Kodėl? Oh shit, ir jis nelenda ten. Lysk šitą vaginą, tu daunas. Lapelis, gerai, lapelis. Read. I think I just saw something crawl into those dirt tunnels. I wouldn't go in there if I were you. I looked like a giant rat or bird. Ką? Something... Ne. Tikiuosi ne iš tos pusės, į kurią aš dabar einu. What the fuck? Kodėl aš čia turėjau eiti? Kodėl jisai atsekė mane iki šito nelemtingo tunelio į šūdo krūvą vedančio? Fuck! Aš toks vienoj rankoje laikau. Nieko nebuvo šitam tunelį, jūs tik mane apgaudinėjot visą laiką. Visą laiką bandot įbauginti žmonės. Kas iš to? Lietuva nuo to nebus geresnė. Gerai, čia keisčiausias žemėlapis, kokį iki šiol mačiau šitam žaidime. Tai va, dėkui, kad žiūrėjote, kas iki paskutinių sekundžių išbuvote šitame gan baisiame žaidime su manim. Palaikėt kompaniją, kaip sakoma, nes kai komentuoja šiek tiek lengviau yra. Bent jau mano manimu taip, nes kai užtyli, tai iš vis stresą įvaro.